Sveiki, mano mėly žiūrovai ir draugai, su jumis sveikinuosi aš Algirdas. Na ir šiandien iškart noriu pirmas dalykas pasveikinti jūs su naujaisiais metais, palinkėti jų gerų, stiprių, kad būtų daug sveikatos ir žinoma kantrybės. Šiai dienai, manau, kad daugam reikia kartais tos kantrybės. Na tai to ir palinkėsiu. Kadangi dar nėra sezonas, tai ruošiamės įvairiausius dalykus, tai papasakosiu, ką planuojam padaryti, ką jau pradėjom daryti. Buvo pradėta kasti prūdas, bet šiek tiek ekskavatoriuko kompiuteris sugedo, reikėjo pasitvarkyti, taip keitėm dalį, nerodė temperatūros teisingos. Tiesiog nenorėjau dirbti, nežinant, kokia yra variklio temperatūra, tai tiesiog pralaukėm, po to pradėjo lyti vėjas. Kadangi nėra kabinos, nėra patogu dirbti, tada prasidėjo žiemos kalėdų maratonas, reikėjo visokių dalykėlių pirktis ir taip toliau, na patys žinot, kaip su tom kalėdom būna, po to atostogos. Dar šiek tiek pasirguliavau ir atėjo žiema. Prisnygo iš tikrųjų nemažai, ne iki kelių, bet vis tiek randa papildomi darbai, tai reikia valytis įvažiavimą, reikia valytis pačią teritoriją, kad galima būtų pirmyn atgal važinėti. Vien tai, kad įvažiuoti į teritoriją arba atsivežti malkų į namus, na tai reikia viską ruoštis. Na ir žinoma, reikės dar į mišką turbūt nukeliauti pasižiūrėti, kiek tų medžių privertė, nes sausio 3-4 dieną tikrai buvo dideli vėjai ir aš jau bent 2 medžius mečiau nuverstus, tai dar reikės pasivažinėti po visą teritoriją, pasižiūrėti, ką ten galima išgelbėti, ką pasiimti. Apie pačią lempėvę taip pat dabar negaliu papasakoti daug, kadangi sniegas, oras nėra tinkamas, šalta, kartais vėjuota, tai norisi dirbti, kur yra pastogė, na, o šiuo metu pastogė yra Malkinėje. Štai čia yra pastatas, kurį pasistatėm prieš 2 metus. Tai yra mobilus, sakykime, pastatas, jisai nėra betonuotas, tai yra tiesiog senos senų konstrukcijos sujungtos ir apdėtos lentomis. Na ir čia mes laikome savo malkas, savo eksponatų detalės, čia prasideda kūryba, prasideda įvairius dalykai. Tai dabar, kai einam Malkinę, iš karto matosi, čia yra malkos reikalingos šildymui, kadangi vienintelis būdas tai kietuoju kūru šildyti. Čia irgi yra malkos ir čia yra malkos, na, akivaizdu. Čia malkos yra skirtos kitiem metam, o čia yra, dabar reikia, ne. Taip, tai čia yra, pavyzdžiui, visiškai šviežios malkos, jos šiemet atvežtos, tai jos bus tik tai kitiem metam kūrenti. Čia jau yra 2-3 metų senumo malkos ir čia lygiai taip pat yra 2-3 metų senumo malkos. Tai tokia rotacija kartais būna. Šitoje vietoje taip pat turėtų būti malkos, bet dabar toksai šiukšlinėlis, kadangi yra, kaip ir minėjau, tokių eksponatų. Čia yra mūsų durnažmogis stovi, tada yra elektros laidų izoliatoriai, čia irgi yra vienam iš eksponatų. Tada yra karietos ratai, dar nežinau, ką su jais darysiu, stogo likučiai ir vieno eksponato, kurį labai noriu šiemet padaryti, tai yra mėnuleigis, tai yra mėnuleigio ratai. Na, žodžiu, čia dar pasižiūrėsim, pamatysim, kas gausis. Taip pat čia šitą medieną jau rodžiau, su ją mes darysim pavėsinę. Ilgai svarsčiau, ar daryti ar nedaryti, kadangi tai nėra pušis ar eglė, bet pasižiūrėjau daugiau įvairiausių video ir pasižiūrėjau, kad net ir iš tokios medienos galima tikrai statyti. Dabar Sigitas darbuojasi prie štai tokių darbelių. Darome krėslus, darome kėdės. Tai bus mūsų paplūdimio tokie gultai. Vienas iš jų yra pradinis čia. Na, čia yra ne mūsų, čia yra pirktinis. Žodžiu, nusipirkome. Juos lengva susilankstyti, jie daug vietos neužima, bet pastebėjau tokį dalyką, kad būnant lauke ant saulės, lietaus, jie pradeda labai kraipytis. Nežinau, ar matysite, kaip čia įsikraipė, bet tikrai matosi, kad toksai kringelis pasidaręs. Ir čia labai gerai įsilenkia. Tai su mediena taip ir yra. Šitą norim pakeisti į metalinį ir čia jau iškart matot jau vieną iš tokių prototipinių variantų. Pagal jį dabar pradėjom daryti visas kėdutės. Tikrai tvirtas. Čia galiu net užšokti ir mane atlaikys. Nu, žodžiu, tvirtas, šiek tiek sunkesnis, na, bet manau, kad lietus ir saulė jau šitos kėdės nesunksys. Kadangi vis tiek yra ir suaugusių, ir jaunesnių lankytojų, tai tie dalykai, kuriuos mes gaminam, stengiamės, kad jie būtų kuo ilgaamžiškesni ir nebijotų nei net ant svorio, nei dydžio užlipimo ar dar kokio paspirimo.
Tai va taip ir daromės. Tai dabar yra beveik 10 vienetų padaryta paruošta padarimui. Tai Sigitas juos bando dabar pasibaigti. Na, o mano dabar darbas yra pasidaryti langus. Kadangi prasidėjus žiemai labai į priekį pripūsto daug sniego, toje vietoje aš laikau ir malkas, ir dar kokius nors dalykėlius. Tai erzina, kai iš tikrųjų to sniego yra, pavyzdžiui, ryte nori atsikelti, paimti malką, turi dėtis batus tik tam, kad galėtum išeiti priengį. Tai tam, kad to nebūtų, pasidarysime tokius langus. Čia yra pirmieji mano langai, kurie praeitais metais buvo, tai čia visiškai irgi iš atliekų, ką radau, pasidariau pasibandymui ir pasiteisino labai, netgi ir tokia paprasta medžiaga. Tai norėjau dabar pasidaryti tokius tvarkingesnius. Kodėl taip noriu? Na, nes čia šiek tiek tokie, šitie langai tokie bamžavietę primena, tai aš jų nenoriu naudoti, noriu, kad būtų šiek tiek solidžiau, tai yra medienos visokių liekučių, tai aš pasibandysiu kuo tokius tvarkingesnius, gražiusnius langus padaryti. Na ir naudosime jau ne tokią plevelę, o jau šiek tiek kažką tokio tvirtesnio. Tai ant geros nuolaidos papuoliau ir pasiėmiau organinio stiklo. Ar kas čia? Sigitai, kas čia yra? Polikarbonatas ar organinis? Polikarbonatas. Okay. Malkinės tikslas yra pagrindinis, koksai buvo, tai pasidaryti normalią pastogę, kurioje galima būtų dirbti ir laikyti malkas, nes prieš tai būsi malkė buvo kiaura. Stogas buvo padarytas iš tentinės medžiagos, tai kartais skaidamai pasimti malkų galvodamai, nu gerai, kad tik šiandien nenukristų, kad nenukristų stogas. Tiesa, teninė medžiaga dažnai pasidarydavo kaip baseinas sniegui šlapiam, plus lapai. Žodžiu, tai ten tikrai buvo vietomis, kur tas stogas ir įgriuvo. Pati stogo konstrukcija buvo padaryta iš medinių detalių, na, ten tokių rastelių, medelių, lentelių, tai nelabai buvo ilgamžiškas dalykas. Nu, dabar viską, ką čia matot, iš tikrųjų yra tiesiog susukta su varžtais, pritvirtinta ant varžtų. Ir esant reikalui labai dideliam galėsiu tiesiog pasiimti, išsiardyti visą šitą gargarą ir jį kažkur persikelti. Na, vienas dalykas, ką padariau, tai tik tai polius įgrėžiau. Nors šiandien neįgrįžti, man atrodo. Neįgrįžti, jo. Tai ką padariau tik dėl durų, tai įgrėžiau tokius polius. Na, vis tiek čia galvojau, kam konstruktyvą naudoti. Tai tiesiog pasidariau į žemę įgrėžiamus polius. Jos irgi galima įsigręžti. Štai čia yra dar viena malkinė, mažoji. Tai yra mano vienas pirmųjų pastatytų statinių, irgi toksai kaip iš gal labiau atliekų. O čia greitas montažas šios pastogės, kuri yra pagaminta iš senų aliumininių sunkvežimio bortų, senų vaikščiojimo takų ir kelių medinių kuolų. Pagrindinis šios mini malkinės tikslas buvo persikelti iš šalia esančios malkinės malkas, nes persikėlus gyventi kaimo reikėjo žiemai pasiruošti kiek galima stipriau. Tiesa, pati pastogė gavosi gal kiek netikėtai, nes viskas prasidėjo nuo šiukšlinėjo tvarkymo, kuris ten buvo ir mane erzino. Pagrindinė buvo supuvusi mediena, bortai, dar kažkokie mediniai dalykėliai, daugiau mažiau viskas pavirto kuru, o tuo pačiu atsirado ir pastogė. Dar reikėtų pridurti, nors tuo metu oras atšilo, žemė dar buvo gerokai įšalusi. Iš pačios pastogės daug nesitikėjau. Norėjau, kad bent iki kitos žiemos atlaikytų, o kažkaip gavosi, kad jau 4 metus stovi. Tai gal dar pavojus nekelia, manau, gali stovėti.
Nu, reikėtų dar pasakyti tai, kad apie statymą ir apie bendrai visos šitos dalykus aš labai nežinojau. Šitas stogas nuolydžio neturi ir jisai kaip ir reikalingas būtų, bet kadangi nėra labai didelis ir pagrinde aliuminiai lakštai sudėti, tai ir atlaiko tą snygį, svorį. Malkinė vis tiek pasiteisino, o šiuo atveju tai čia dabar gausis labai gera vieta laikyti savo priekabėlės. Tai tiek hidraulinė, tiek žiogas čia tilps. Ir, ką žinau, tokia kaip mini ekspozicija gausis. Čia yra mano pirmoji priekaba, kurią pasigaminau. Jis yra su metaliniais bortais. Tiesiog grinai mokiausi, kaip reikia virinti ir naudotis virinimo aparatu. Žodžiu, tai gavosi gerai. Dabar jeigu daryčiau priekabą jau, tai daryčiau įsiverčiančią. Haha. Ir pagrindinės malkinės montažas. Kaip ir minėjau, statėme iš senų senos konstrukcijų, kai kurias iš jų reikėjo pasipjaustyti ir iš naujo persivirint, pasidarėm ir naujus tvirtinimo taškus, daugiau mažiau darėm spontaniškai, na gal šiek tiek ant lapo pasipaišėm prieš tai, bet stengiamės daugiau mažiau, kad stogo skarda sudėtų be didelių pjaustimų ir neliktų daug likučių. Anksčiau pačioje malkinėje buvo laikomos malkos, skudurai, įvairios šiukšlės, šiaip šiferio gabalai mėtėsi. Aišku, šias šiukšlės dar reikėjo ir utilizuoti, pasidarė dar papildomų darbų ir malkinėje buvo dar daug visokių medinių šakelių bei rastelių. Kadangi anksčiau beveik 90% eksponatų buvo daromi iš medžio, tai jau į ateitį buvo ir paruošta nemažai. Na, bet medis nėra ilgaamžis, kai yra laikomas lauke visus metus, taip pat nusprendžiau daryti eksponatą iš metalų ir viskas, kas ten malkiniai buvo likę iš medžio, tiesiog susipjaušiau ir pasiverčiau į malkas. Net pačios malkinės rėmo taip pat susipjausim ir pasivertėm į malkas. Pačios malkinės stogas gavosi šiek tiek kreivas, na bet kadangi tai yra tiesiog didelė pastogė, ne namas, tai skirtumo didelio ir nesudarė. Gal tik porą nereikalingų skylučių gavosi.
Taip ir gavosi labai biudžetinė malkinė per bušnelį dirbtuvės, kurios pagaliau leido ne tik gerų orų kurti eksponatus, bet esant ir lietų, ir sniegų, arba net labai karštai ir saulėtai dienai. Ko gero mano vienas mėgstamiausių ir daugiausiai džiaugsmo teikiančių projektų, gera nauja patirtis, tvarkingesnė aplinka ir žymiai daugiau galimybių. Na, o dabar grįžkime į dabartį, nes ir pats po truputį šiukšlinėlį malkiniai pradėjau daryti. Pasitraukiau šiek tiek medienos, tvarkiau, atsirušiavau, kas naudojama, užbarikadavau sygį šiek tiek. Tai yra visokiausių įvairiausių lentelių, yra mano pačios gamybos, dar tenai 10-tukas yra, čia 5-tukai graduoti. Tokia idėja, gal čia taip tas lentas žemiau laikysim, ten kas tos plokštės irgi rasim specifinę vietą ir padarysim tokį mini staliuką irgi, dar kažkokiem gal darbeliam. Siūlės puikios, gražios, nu viskas fainai, visai neblogai gaunasi, nors nėra pats greičiausias variantas. Šiaip jeigu kartu su Sigitu dirbtume, aš manau, kad 10 vienetų per 2 dienas galėtume pagaminti be medžiagos ir dažymo. Tai čia ateičiai pasigalvosim. Kol kas 10 pasidarysim, bet turiu įtarimą, kad jeigu oras bus toliau toksai pats, tai dar 10 pasidarysim. Ir šiandien norėčiau pasidaryti langus, bent jau rėmus. Šiaip tai reikėtų viską šiandien pasidaryti. Šitągi trumpam ten. 192-322. Nu tai 122, tai darom ir jis. Lengvai matai. Ne, aš vakar iškart. Ne per pirmą, tai per antrą. O į galą. Trūksta metrą. Metrą trūksta? Aha, dabar reikia pasidaryti šituos. Kas medį flakonėliais dažo? Gali būt, kad taip sakys tikrai. Trumpikės, dabar maikės ir kelnes, na kodėl reikia tos laikyti sukryšusius, sako, visat lieka tos prastesnius, o jeigu į darbą važiuos. Ant ežero ledo vyks jau 29-oji. Kągi, pavyko sutvarkyti šiukšlinėlį. Turėjome čia belekaip išmėtytas lenteles, pasižiūrėjom, kas reikalinga, kas nereikalinga.
Buvo įvairiausių lentų, kurias susipjausčiau malkoms, kadangi aš tokią metodiką naudoju. Jeigu daiktas yra neblogas, bet kol kas nereikalingas, aš padedu vieną vietą, po to perstumiu kitą vietą po metų dviejų, po to žiūriu, jeigu po dar 1 metų dar kartą perstumiu ir matau, kad nebenaudoju, tai greičiausiai tiesiog arba išmetu, arba utilizuoju, arba paveršiu malkomis. Dabar taip pat šiandieną pasidarėm langus, susipjaustėm, įsifrizavom tos vietas, kad įsidėtų langai. Visai svaršiau, galvojau, kaip čia geriau padaryti, po to pasiganau, kad visai ne taip padariau. Na, o dabar, kai pasidarėm, atrodo visai neblogai. Užsispaus, įdėsim į tamburą ir pagaliau nebebus sniego, nes iš tikrųjų tai tikrai erzina, kai būna daug sniego, tiek ant malkų, tiek ant pačio įėjimo, kartais net ir ant pačių durų užvaro. Visai kaimuose vėjas tikrai kartais užpučia, kadangi vienkiemis, tai taip ir privaro. Na, o dabar pradėjome dar vieną dalykėlį. Aš taip pat nusprendžiau pasikeisti savo darbinį stalą, prie kurio atrašinėjau e-mailus arba montuoju video. Jisai buvo šiek tiek toksai išlinkęs, darytas iš mūsų šlapios medienos, iš uosio šlapio, o dabar padarėme iš jau laiptajostės, kurią kažkada nusipirkau ir dabar panaudojom, kadangi liko likutis, sugalvom, kad padarysim dar vieną uosinį stalą, gal dovanų kažkam padovanosiu, gal pabandysiu parduoti, o gal greičiausiai tiesiog į kokią patalpą nunešiu ir bus kaip darbinis stalas. Tai dabar kiek laiko dar šiek tiek liko, susipjaustysim tą metalą, irgi darome iš atliekų, viskas stengiamės dabar pasidaryti iš atliekų, atsirastų vietos, o kai atsiras vietos, tada pirsim metalą naujiem projektam. Dar viena diena, dar vienas gražus rytas ir dabar darbuojamės lauke. Kadangi šiandieną vietomis paspaudė daugiau nei -7, taigi nusprendėm šiandieną ne dirbti malkinėje, o dirbti kažkokį šiek tiek aktyvesnį darbą lauke. Ir turime dabar tokį mini projektuką, tai vienoje vietoje pasidaryti kaip miško proskyną, tokį takelį per mišką. Tikrai nebijokit miško, mes čia nepjaustom, pjaustome krūmelius, didžiausias, stariausias medis, kuris bus, tai jisai bus tik tai kokių 8-10 cm skersmens, tai tas dar jaunas medelis, alksnis. Ir prasivalysim, pasidarysim, kad tiesiog būtų grinai patogiau dirbti. Na ir aplinkui, kas teritorijoje yra, jau tokie medžiai, kurie išdžiūvę, sudžiūvę be šakų, be lapų, kurie jau nebeauga, juos irgi nusiversim. Vienas dalykas tvarkingiau bus, antras dalykas saugumas, kad jie ateityje nekeltų pavojaus. Na ir pasiruošime taip pat, kaip visą laiką malkų. Ar pasiteisins pats takas, tai tik pamatysime ekskursijų metu. Jau kokius 3 metus gerus apie tą taką galvojau, sukau čia galvą, kaip jį geriau padaryti. Gal pradžioje ekskursiją galvom keisti, iš dalies kažkaip kitaip vesti. Kadangi turime ekskavatoriuką, tai galėsim tuo pačiu ir žemę pasilyginti. Na ir dabar mažiau tokių problemų iškyla, daugiau galim padaryti, ką norim pagal save. Supinės, nuo supių neįnam, užsisukam pro berželį ir va ten stovintis pantuko akmuo mūsų veda į veidrodžių kambarį ir per čia pagalvom, kad padarysime taką. O kaip ir minėjau, yra tokie nedideli medeliai, elksniai. Taip pat yra ir jau sudžiūvusių, tokių visai, kurie galėtų ir kelti pavojų ateityje. Tai juos įsivalom gražiai, bum. Ir čia, aš manau, 2 metrų takai būtų pats tas. Kas čia buvo? Neliko grandinės. Čičink! Ai, bet numetė. Numetė tik tai. Pasidarėm štai takelį, prasivalėm. Yra va tokių čia rasčiukų. O vieną kitą medelį reikėjo pašalinti, nedideli. Iš tikrųjų ten nebuvo labai jau sveiki medžiai, tuoj parodys kaip atrodo. Tai išturim tokį bendrą vaizdelį, pasidarėm, įsivalėm takelį. Liko dabar tik tai atvažiuoti su ekskavatoriuku, prasikasti štai ten esančią tokią, nežinau kaip, pakilimą, įsilyginti. Tos kelmus įsirauti, įsivalyti, nežinau, gal atsikasim, nusaip kaposim, o gal jie ir įsitrauks. Šitą tramplyną taip pat įsilyginsim. Realiai čia neturėtų būti daug šienavimo. Dažniausiai bus nuo to medžio toks takelis.
ir va štai tą tiesiai į puntuko akmenį tą eksponatą. Atrodo visai neblogai, daug laiko neužtrukom, aišku, aplinkui čia įsivalėm, ten medelis buvo nukritęs, čia visai nemažai medelių buvo nukritę. Tai didžioji dalis tų medelių yra va tokie, jie jau pragyvenę, papūvę, papūvę tai neblogai papūvę, žodžiu, bet irgi galima naudoti. Čia pjaustome tokio dydžio ne veltui, čia yra projektas, kurį mes kiekvienais metais darome. Tai tiesiog toksai miško valymasis gaunasi, bet ir pasiruošimas renginiui. Gerai, Sigitai, vedam, važiuojam, įsikrausim. Dabar padarysim dar vieną reisą, tai čia viena vieta apsivalyta. Na ir pabaigai, tamburui skirti savadarbiai langai bei durys iš tikrųjų gavosi geriau nei planavau, o kaip tyčia nebesninka. Na, bet tiek nuo vėjo, tiek nuo lietaus vis tiek padeda. Jei pažiūrėjai iki čia, ačiū tau ir jei patinka toks turinys, paspausk patinka bei prenumeruok kanalą. Iki!